į UAB Kauno techninės apžiūros centro Taikos prospekto stotį. Pasirinkite jūs dominančią temą. Išankstinė registracija į techninę apžiūrą. Spauskite vienetą. Klausimai susijęs su techninės apžiūros atlikimu. Spauskite dvejetą. Techninės apžiūros centras. Sveiki, norėjau pasiteirauti, ar įmanoma perėti technikinį paspirtukui? O jisai registruotas? Kelių transporto priemonių registrui? Ne. Tai jis ne mūsų objektas, kaip jis gali praeiti techninę apžiūrą. Supratau. O dėl ko jūs tai klausėt, iš tikrųjų labai įdomu, nes reikalauja kažkas jūsų? Tai policija, dabar yra priimtas įstatymas, kad paspirtukas turi, jeigu jisai galingesnis negu kilovatas, jis turi turėti technikinę apžiūrą. Bet kiek domėjaus, pavyzdžiui, internete, ten paspirtukų grupėse, tai ir kiek skambinėjau į technikinius, tai arba juokiasi, arba sako, mes tokių paslaugų netliekam, neteko atlikti ir panašiai. Tai... Tikrai netlieka techninės apžiūros tokių paslaugų, nes visų pirma nėra techninių reikalavimų. Jeigu nėra techninio reikalavimo, tai kaip gali pasižiūrėti kažką. O kitas dalykas, tai vis tiek pirma tada turėtų būti kalba apie kažkokį registrą. Jis registruotas kažkur tai yra, ar ne? Ne, tiesiog... Nieko neregistruotas? Ne, tai va, aš dabar bandysiu dėl registracijos. Čia turėtų kažkokie tai išeiti pirmą teisės aktai kažkokie tai tada, kaip jį tada įregistruoti, praeiti techninę apžiūrą. Tai paprastai ne, techninės apžiūros netlieka tada apsirtuvo. Jum irgi neteko susidurti, kad kažkas bandytų? Ne, tikrai ne. Nėra neparuošta neteisinė bazė tokiam dalykam, suprantat? Nes aš aiškinau policijai, policija sako, tu pats bandėjai ar ne, tai aš dabar renku įrodymus, kad, nieks nėra šansų, kol kas tikrai ne. Supratau. Gerai, ačiū Jums, geros dienos. Prašau.